rungtynės, ar ne pradžią? Pradėjom stipriai, bet pirmo kėlinio vidury atsipalaidavom ir leidžiam jiems grįžti rungtynės. Kopės pasekoje pirmąją pusę turėjom bėdų. Gerai, kad antrą pusę pradėjom stipriai ir parodėm, ką šeimininkai, aš manau, laimėjo. Ar tokiais momentais, kai važiuoja pasyviai, netrūko Sonio Vimso, sakykime, tokio lyderiškumo? Aišku, kad trūksta Sonio, jis buvo pagrindinis mūsų žaidėjas, bet nepakeičiamų nėra, kiti žaidėjai kompensuoja jo nesėkmę. Kodėl su Rudupiu žaidžiant jūs vis nusileidžiate klaidų, sakykime, grafoje? Prienai žaidžia tokį įdomų krepšinį, jie žaidžia maža sudėtim, daug keitimų, ko Eurolygos rungtynėse to mažai būna. Ten Eurolygos komandose būna išreikšti tie dideli žmonės, toks stabilesnis krepšinis, galima pasakyti, būna. O Prienai tokie jie mėgsta įvelti tokį chaosą, ko pasekoje gal tų ir klaidų daugiau atsiranda. Ar po šitos tokios serijos rungtynių galima sakyti, kad Prienus pažįstate kaip 5 savo pirštus, galima sakyti? Per savaitę 4 kartus žaisti vieną komandą, nežinau, net vaikų krepšinį turbūt netenka. Jau turbūt žinom visi, kaip nulūkti vieni kitus. Tavo pačiam šiandien rungtynės labai neblogai klostysi. Stengiasi visada šiandien, gal tiesiog pasisekė daugiau ir viskas. Sekantis varžovas Šiauliai ir tas faktas, kad nugalėtų lems vieną pergalę, sakykime, ar tai prideda kažkokį jauduliuką papildomą? Finalų ketvirtas visą laiką yra. Vienos rungtynės reikia ruošęs kaip paskutiniam, nes, kaip sakant, bet kas gali nutikti, jiems bus gera diena, mums prasta. O vienas rungtynės, kaip sakant, yra vienas rungtynės. Stengsime susikaupti, nebedaryti klaidų, kad nepasikartotų situacija kaip su Prienais, neįvertinam varžovų. Ar jau laukat dvikovos su Lietuvos Rytu? Kad dar iki tos dvikovos dar turim 2 rungtynės beros, tai dar net negalvojame apie tą Lietuvos Rytą. Pirmiausia, reikia tas 2 rungtynės laimėti, tada ateis Ryto eilė, galvosime apie Rytą.